turime jau virš 5000 naujų sekėjų YouTube'ės kanale. Tai kosmosas. Įdedu nuotrauką, kaip atrodo 5000 žmonių vienoj vietoj. Žodžiu, su pjovimu medžių nepaeis man šiandien. Nupošė jau. Va, kovo vidury. Eglutę nusipošėm. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki. Ką, nauja savaitė? Ir kurgi mes, jeigu ne kaime. Kol orai leidžia, vėl su šeima atvažiavom į kaimą. Tai šiandienos tikslas kaip ir susitvarkyti šitą gražuolį, kur nuverčiau vidurį kiemo, tada didesnių planų neturiu, tai eisiu, bandysiu, jeigu spėsiu čia apsitvarkyti namą, pabiškį tuštinti. Aišku, reikia nuos medžius susitvarkyti, bet pagrindas yra šitas medis. Kadangi dar nei žvyro, nei palečių neturiu, o planuose yra paletinė terasa, tai va čia, šitoj vietoj, kiek pamenu, tai aišku, čia pirmiausia šitą reikia pašalinti, čia visus blokus sunkius ir panašiai, ir čia pasipilt žvyriuko ir pasidarysim tokią laikiną terasą iš palečių. Tai kadangi nieko neturiu, tai eiti reikia medį susipjauti, apsitvarkyti kiek įmanoma, o tada grįšim prie terasos. O kodėl aš taip su ta terasa skubu, tai nes netikėtai čia atšylo, atėjo pavasaris ir faktas, kad norės šeima kažkur sėdėti, valgyti ir panašiai, tai reikia būtinai pasidaryti tą dalyką. Tai va. Prisipirkome čia sodinukų Lidle. Bandysim šiandien pasisėti, va, visokiausių. Kol geriu kavą vaikštinėjau, žiūrinėjau. Žiūrėkit, kaip šitie atrodo jau atplyšę kampai. Va šitas tai dar padoriai, bet nežinau, lempa kažkokia čia. Kavytę baigiu išgert, reikia eiti instrumentų ieškotis ir pjausim šitą. Norim kuo greičiau jį nuo kiemo atlaisvinti ir galima toliau bus darytis darbus. Lekim. Ką, Ema? Dirbė, ne? Žodžiu, pabandžiau pasiveržti šiek tiek grandinės, gal bus geriau, nes buvo kiek laisvos. Tai bandom, žiūrėsim, kas gaunasi. Žinokit, rimtai, imam pagaliau. Tai reikėjo paveržti grandinę ir visai pradėjus imti, žiūrėsim, kas toliau bus. Žodžiu, dar, žinokit, labai nori va Ema jums kažką pasakyti. Ką nori? Aš jūs myliu. Ja? Va. Tai numeruokite mūsų YouTube kanalą. Like ir subscribe, ane? Jo. Tai žinokit, visai tas šakas pjauna, va čia dabar visur išsipjaušiu, dar biškį liko, aišku, bandžiau pažaisti su šitų storų kamienų, tai jau sunkiau, tai jisai nelabai skirtas tokiam. Tai manau, susidoros jisai su šituo medžiu ir galima bus sutvarkyti šitą vietą. Žodžiu, pasibaigė benzas, tai tą progą galvoju pakalbėsiu, tai pasisipjoviau. Čia tokių atsipjaušiau šiek tiek, aišku, tas didžiausias jį labiausiai reikia pjaustyt, bet aš pagalvojau, kad su šito benzo pjūkliuku, kol aš supjausiu jį, tai vakaras ateis, tai aš jo šiandien nepjausiu, žodžiu, tiesiog nusinešime su žmona jį kažkokiu būdu, kažkur pasidėsim, o dabar tikslas atlaisvinti šitą vietą
ir visas šitas šakas tiesiog sunešti į krūvą. Tai mes pradedam darbuotis ir šitą šakas tempt. Na, štai pabaigiam su šakom. Liko kamienas, ką bandysim išsinešti ir darbuotis kažką toliau. Oras puikus. Šeštadienis. Čia dar nedaug surinkau tokių biški rimtesnių šakų. Kitas tiesiog nešim, nevilkinau laiko, nes dar už namo pilna yra tų medžių. Dar gal pavyks kažką nupjaut, bet dabar reikia eit kur šašlykinę, nes gaminsime troškinuką. Jo, čia sakėm, paimsim tą baslį dviesi ir nunešim, tai aišku nepavyko, tai perpjėviau dar per pusę. Tai nešiu kažkur padėt. Prie kabėlę visokių rastų gavosi. Dar papildomai ir aišku, bandėm šitą nešti, vis tiek nepanešam. Tai reiksim prapjaut bandyti ir šitą. Troškinukas verda, gerai. Galvojau pasikurt, bet lelius užsnūdo, tai nekursiu, nepjausiu dabar šito. Einu porą reisų padarysiu su karučiu iš namo. Kaip sakoma, kol įmanoma reikia nevilkint laiko, bent porą karučių įsivežti, kol vaikas miega ir verda troškinys. Ką, Ema? Ledų atnešė man. Ačiū, labai skanu. Pakelk. Va taip ir dirbam. Tai bandom pradėti šitą krūvą tada tvarkyti. Nuo praeito karto tik tai tą ir tą krūvą susitvarkė. Daugiau laiko laukia praleidom, tai kol yra galimybė reikia bandyti šitą pabiškį imti krūvą. Jo, tai 2 točkės ir gavos. Susikonstravau, kad su točkiai važiuočiau. Gal pavyks. O dabar einam, užvalgysim troškinio. Štai taip atrodo troškinukas. Žiauriai kvepia, su prancūzišku batonu. O dėl ko terasą aš sakau, kad reikia pasidaryti, nes dabar sėdžiu ant taburetės ir valgau. Kol Leila miegojo, pavalgiam, pasistiprinom. Ir va štai jau 8 karutis eina šitos krūvos ir krūvos jau realiai nebėra. Tai turbūt ir paskutintas bus. Tai va. O po to jau čia reikės į maišą sukrauti. Jau čia smulkus grūzas likęs. Nu va, nebeliko tos dar vienos krūvelės. Tai labai gerai, va, kol lelius miegojo, išsivežiau. Ir dabar galima į toliau bus bandyti pjauti. Tai dar šitą reikia išsivežti. 8 gavus 8 karučiai. O po to jau čia į maišą tie smulkus sueis. Žodžiu, nebesikuriais man. Bet šitą cirką aš vis tiek noriu užbaigti. Pjausiu su pjūklu rankiniu. Realiai ten nebedaug likę. Tai damušiu. Noriu šitą rastą iki galo aš jį išnešti čia ir užbaigti dienos darbą. Nenoris pasiduoti vis tiek nesikuria. Tai mes paimsim ir čia tiek nedaug trūksta iš tikrųjų. Bet jau nuo bandymo kurti tą benzo pjūklą man atskauda ranką. Tai žodžiu, damušim mes jį. Tiesiog pjovau ir išsijungė iš lempos man jisai. Kas gali būti jam? Tiek nedaug trūksta. Prašau. Rankytės nelabai jaučiu, bet dabar aš jau jį pagaliau galėsiu paimti. O
Buvo kaip gerai. Įsidedam. Arba. Į mūsų karutę. Už 13 eurų ir važiuojam. Na štai taip atrodo kiemas be tos obels. Tikslą pasiekėm, šiaip ne taip. Va, tulpes išlaužiu, ką dabar reikės daryti. Ne? Nu ir ką dar pasidarėm, tai išsivirėm skanų troškinuką tenai šašlykiniai ir ištuštinam vieną krūvą. Tai rytoj vis tiek atvyksiu, tai rytoj susigalvosiu, ar čia tuštinti namą, o galbūt čia viską pilna. Jau sausą galima iš tikrųjų nešti viską lauk, ar tvarkytis kiemelį ir visus tos išverstus medžius. Tai dabar štai kur klausimas. Pagalvosiu per naktį ir matysim. Tai taip ir tos dienos su vaikučiais čia ir prabėga. Turim vakarą, jau 6 vakaro, einam mes tvarkyti žaislų ir visų kitų dalykų. Ir ką, ir susitiksime už sekundės, kaip sakau, rytoj. Čiau. Sveiki, ką, sekmadienį, sekanti diena. Mes ir vėl kaime, tik tai šiandien 3, nes vyresnioji dukra yra pas krikšto mamą. Tai ką, mes šiandien planuojam, tai kaip ir vakar pradėjau, tai bandysim iš namo viską nešti lauk. Tai šiandienos tikslas būtų toks, aišku ir skaniai pasidaryti troškinuko. Troškinuką mes mėgstam, tai einu, jau žmona prašė, kad užkurčiau tą šašlykinę, tai einu užkursiu ir ką, kibsiu į darbus. Bent jau man smagiausia yra matyti rezultatą, tai aš va nusifilmuoju viską prieš, taip atrodo kambariai prieš ir tada žiūrėsim, ar juda darbai ar ne. Tai va taip namas dabar atrodo. Einu kurt šašlykinę ir kibsim į darbus. Va čia žmona, kur sutvarkė šitą vietą, tai va tokie sausuoliai, tai jie puikiai tiks ugniai įkurti. Dar reikia ir lauko tualetą paruošti vasarai, nes dabar situacija čia tokia. Tai žmona sakė, šito apsiims, tai va vėl nufilmuoju ir ruošim lauko tuliką sezonui. Nu, aš pradedu tada namą tuštinti. Nesmagu lauke, kai toks geras oras, bet ką padarysi? Na štai, tas 2 krūvas, ne 2, 3 krūvas, ar kiek čia buvo ir dar plytų. Ištuštinau, dabar kraunu metalus į karutį ir taip pat vežu lauk. Tai dabar dar čia liko ir kitas kambarys. Viskas, virtuvė ištuštinta. Metalai išvežti, grūzas išvežtas, čia nieko nebėra. Einame prie kito kambario ir čia mes turim šitų, nežinau, reikia gal kažkam. Dar pasidėsiu aš juos kažkur atskirai. Aišku, begalę maišų ir viso kito. Tai nieko nelaukiam ir pradedam. Bandom. O biški svorio yra.
Na štai ir šitų koklinių plytų nebeliko, liko paskutinis karutis, nežinau, 5 gal kokie gavus ar 4 su šituo, tai va, išsivešim ir eisim užvalgyti kažką. Na štai į ūkinį susivežiau tas koklinės šalia tų ir susistačiau, tai va, jeigu kažkam reikia šitų, čia ir išdaužytų yra, ir neišdaužytų, kaip matot, visokių, ir tų apdailinių viršutinių, nu, žodžių visokių. Tai rašykit. Troškinukas jau baigia virt. O šiandieną virtuvėlėje turime ryžių plovą. Skaniai. Na štai, skaniai užvalgiam. Grįžtam prie darbų. Tai toliau laisvinam šitą kambarį. Tikslas dar šiandien jį išsikopti. Dabar jau po 4, apie pusę 5, tai blemba, šiandien vėlokai video, manau, bus. Tai nieko nelaukiam, judam dirbti. Nepamirštam metaliukų susirinkti. Na ir jum laikas atėjo. Buvo tokia žiema, kad iki tvarto nedaėjau, tai dabar jau daeisiu, galima nešti. Tai nešam. Neįmet lempų, tai teks išmesti. Tokios geros buvo. Liko tik šitos lentos šitam kambarį, tai nešam. Laisvinam tą kambarį. Na štai, paskutintas beveik lentos liko. Ir šita patalpėlė taip pat atlaisvės. Nešam. Na ir kaip jūs galvojate, ar mums pavyko? Tai žinoma, kad pavyko. Einam, aprodysiu, kaip viskas atrodo dabar. Tai va, filmavau video pradžiai ir štai toks vaizdas dabar. Krūva maišų likus tik tai. Nežinau, kiek čia jų. Nu tai tos balkius dar kol kas palikau. Čia nežinau, kiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Einam į kitą kambarį. Babam, nieko nėra, tik maišai. 11 buvo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Tai va, taip atrodo šitas kambarys. Tuščias. Ir einam į sekantį. Sekančią šitos pusės netvarkiau, čia mano bardakynas. Bet va čia sudėjau. Pasimečiau 2-1 ar kiek buvo maišų, tai čia dar 3, tai 2-4 turbūt. Išsirušiavau metaliukus, va. Čia akmenų dar radau gerų, plokščių. Ir šitas kambarys irgi nelabai tvarkiau, tik 2-4 ir 2-5, tai 27 maišai gavosi. Grūzo iš pečiaus, tai va, šitas dalykas, kaip čia pasakyti, savaitgalio planas pavyko. Einam pažiūrėti, ką žmona nuveikė šiandien. Tai va, sakė, paruoš vasaros sezonui tualetą lauko, tai va, prašau, turim lauko tualetą. Pernai išdažiau, iškopiau, čia buvo iki daiktų, tai iki viršaus visokiausių prikrauta. O dabar turim lauko tualetą gražesnį už namą. Tai va, čia grastą pasisodino. Čia gervuogių pasisodino. Padarė skanius pietus ir aišku pabuvo su vaikučiu. Visai normaliai ir žmona čia nuveikė šiandien. O šiaip įvertinus šios savaitgalio darbus, nu tai ką, nupjautas, sutvarkytas medis, nu medis nupjautas praeitą kartą. Tai sutvarkytas medis šitas ir iškuoptas namas, visas chlamas išvežtas. Tai manau, kaip sakiau, mažai žingsneliais, bet judam į priekį. Nu. Tai realiai kas sakot, nėra ką veikti ir panašiai ten būna, ne? Man irgi nebūdavo ką veikti. Dabar tiek turiu ką veikti, kad
25 metams, jeigu nedaugiau į priekį, turiu ką veikti, tai va, žinokit, visai smagu, kol neperdegi, tai geriau pabiški, neperdegant ir tvarkytis. Tai šį video baigiam, visiems gerų ateinančių Velykų, nežinau, ar pavyks kitą savaitgalį nufilmuoti čia kažką, nes Velykos logiška, bet planas yra sekančiam video, va ten už manęs, va tenai kažkur daryti laikiną terasą, nes, pavasaris, vasara, ruduo, geri orai, norėsime kimarinti su šeima, valgyti, pačilinti, atsiprašau už anglicizmą, tai darysim laikiną terasą iš palečių. Tai manau visai įdomus bus video sekantis, tai tiek. Gero ateinančio pirmadienio, gerų ateinančių Velykų ir susitiksim kažkada. Čiau.